Labą rytą. Kągi šiandien klubas Auksinis Lynas ant vieno didžiausių ir gražiausių Alytaus rajono, čia jau Lazdijų ežerų, Dusios. Tikrai niekuo mažiau žvejų kaip ant Kuršių marių. Kaip viskas, tie patys ištikimiausi, kovo 22 Nėrijus. Sveiki, Nėrio. Kaip jums šiandien? Nu, pradžia. Kaip minus 16, kiek girdėjau, vidurdienis kaip oras, laukiant Velykų. Šiaip, oras ne velykinis, bet žvejoti galima. Supratau, bet kliovas, kaip supratau, nelabai kol kas dar. Parodysim, tai aiškiau bus. Aišku, gerai. Sveiki, Valerija. Labas. Ką, jūs čia matau jau gal 10 minučių. Jo, vidėjomės, vėjas niekadėjus, viską painėja. Bet, kaip sakant, geram žvejui oras nuotais. Tikrai, kaip sakant, rankas grūpsta truputuką nuo šalčio. Kaip su gyliu čia, Dusioj? Gylis geras, paskęst užtenka. Supratau. Jo, bet... Va, galima pradėti procesą. Supratau. Taip, nu ką, galas turbūt kaip visas klubo prezidentą. Dėl to labai retai mes kažkaip į Dzūkijos pusę atvažiuojam. Pagrinde arba Kuršmarės, arba Aukštaitija. Sveiki, Elvydai. Sveiki. Nu, kaip šiandien? Nu, nors mano, kaip sakant, tėviškės pusėj randamės. Bet apgaudėt, vyrai jauni. Aš pirmą kartą Stintų ežerinių. O kodėl pirmą kartą? Šiaip nelabai tą žvejybą? Ne, nu būdavo, kaip sakant, buvom prieš šiemet. Nu, Kuršmarės. Kaip sakant, labiau, geriau, ant Stintų ežerinių nežvejoja. Nu, pakol kas prastai. Šaltas oras. Atrodo, viską pasiruošę. Kibimų įrankiam labai. O masalam ką naudojat? Masalam. Džikas, telė, pjaustyti. Viskas kaip turim. Dar pasišeri, Stintą, parširuotą. Supratau, nu tai, o kadangi vis tiek artėja Velykos, kaip sakoma. Taip, stiprių kiaušinių. Stiprių kiaušinių. Tam atgimimo šventė jūs tiesiog tik tai kiaušinių palinkėsite. Jau reikia jaunam vyrui. Supratau. Nu ką, ačiū tada. Moterų, aišku. Moterų. O moterim ko? Sveikatos, džiaugsmo. O meilės. Vyrų nereikia moterim, tik vyro moterų. Nu, ne moteris vyrų šiais laikais. Šiais laikais moteris ieško vyrų. Pasiliekam prie senų tradicijų, kad vyrai moterų ieško. Supratau. Nu ką, gerai tada. Ką, geros žvejybos? Nežino, vakarinio kliovo laukiam. Dabar mes per vėlai atvažiavom, biški šalo kuras, didelis, tai... Aišku. Gerai, iki. Nu.